uoliais į girią, o devyngalvis jau baigė graužti ąžuolą. Begrauždamas girdi, kad kas atitrenkė per girią. Paklausė ir sako: devyniabrol, ar tik ne tavo broliai su kurtais atmedžioja? Sulig tuo žodžiu Gegužė atsakė: kuku, tai ne jos broliai, kuku. Kuku, tai girios ūžia, kuku. Kuku, tai medžiai griūva, kuku. Aprimęs devyngalis vėl ėmė graužti. Visiškai jau baigė pagraužti ąžuolą, jau tas į žemę pradeda linkti, o devynių brolių sesuo nei gyva, nei mirusi įsikabinusi į ąžuolo viršūnę. Tik tuo laiku sutraškėjo krūmai, iššoko iš tankumynės devynių brolių kurtai ir visi drauge puolė devyngalvį. Vienkart prišoko visi devyni broliai ir nukapojo jam galvas. Paskui iškėlė iš ąžuolo seserį ir laimingai parkeliavo namo.